Sveiki visi, šiandien mes kalbėsime apie deskriptorius. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai mes dabar parašysime kodą naudojant C++, sukursime klasę ir po to tos klasės objektą naudosime iš C# kodo. Tai mes prie mūsų solutiono turime pridėti naują projektą ir tas projektas pas mus bus C++ DLL. Galim pavadinti jį tiesiog DLL ir sukursime. Iš pradžių mes sukursime header failą, kuris pas mus bus naudojamas. Pavadinsime jį FileHandler H. H, nes tai header failas. Na ir toliau nurodysim, kad mums bus reikalingos bibliotekos string ir fstring, tam, kad galima būtų dirbti su failais, kad vyktų pas mus išvedimas į failą. Sukursime klasę FileHandler ir čia išsaugosim kelią iki failo. Tai pas mus yra konstruktorius, yra laukas, kuris saugo kelią iki failą ir yra funkcija, naudojant kurią mes galim į tą failą rašyti. Dabar aprašysime funkcijas, kurių pagalba mes galėsime dirbti su FileHandleriu. Tai čia pas mus bus 3 funkcijos. Viena funkcija tam, kad sukurti FileHandlerį, antra funkcija tam, kad parašyti kažką į tą failą ir trečia funkcija tam, kad mes galėtumėm panaikinti FileHandlerį. Ir dabar mes turime sukurti CPP failą, kur ir realizuosime viską. Nurodome, kad konstruktorius priskirs prie file path lauką, kuris pas mus ateina. Nurodysim, kad mes atidarysime streamą į failą ir atidarysime jį taip, kad galima būtų pridėti tekstą. Įrašysime tekstą ir po to tą streamą uždarysime. Funkcija create. Mes sukursime naują FileHandlerį ir jį atiduosime, pointerį į tą FileHandlerį. Write funkciją mes priimam FileHandlerį ir kviečiam funkciją write to file ir įrašysime ten tekstą, kuris irgi pas mus ateina. Ir galų gale, naudojant destroy funkciją, mes galėsime atlaisvinti resursus. Ir kaip ir viskas, mes jau čia viską parašėm ir galim dabar subildinti tą projektą. Na ir dabar įvyko bildo klaida dėl to, kad aš pamiršau čia pridėti papildomai tą include PSH. Dabar, kai mes padarėme rebuildą, tai matome, kad tikrai pas mus viskas suveikia. Tai galima atidaryti folderį, kur ir dabar saugomas mūsų DLL failas. Atidarius tą folderį, mes matome, kad yra dll.dll, nelabai geras pavadinimas, bet pavyzdžiui tiks. Mes jį nukopijuosime ir pereisim prie projekto C# course. Ir įmesime į debug.net 9 folderį, kur pas mus ir yra mūsų executable failas, kuris ir yra paleidžiamas. Tai tas failas yra paleidžiamas. Šalia mes ir padėsime tą DLL failą, kad jis galėtų jį paprasčiau paimti. Ir tiek su C++. Dabar mes galim pereiti prie C# course projekto. Sukursime static klasę, kurią pavadinsime external DLL manager, naudojant kurią mes ir galėsime iškviesti funkcijas iš mūsų DLL failo. Ir čia dabar matote, pas mus yra funkcijos, viršui yra atributas, kuris nurodo, iš kokio DLL failo mes viską kviečiame ir pagal kokios taisyklės yra kviečiamos ten funkcijos. Mes aprašome tokį pat pavadinimą ir nurodome, kad perdam ten pathą. Ir kaip jūs matote, čia mes perdam stringą, bet ten yra priimamas pointeris į char. Tai pointeris į simbolių seka. Atgal ateina int pointeris ir tai bus deskriptorius į išorinį resursą. Ir po to, kai mes bandysime rašyti į failą, mes taip pat tą deskriptorių siūsim tam, kad būtent iš to objekto ir būtų iškviestas tas reikalingas mums metodas. Mes dar papildomai sukursime klasę CPP FileWriter, naudojant kurią mes ir galėsime viską rašyti į failą. Ir taip pat implementuosime iDisposable tam, kad galima būtų rankiniu būdu atlaisvinti resursus. Sukursime konstruktorių, per kurį mes gausime pointerį. Toliau sukursime write metodą, naudojant kurį mes galėsime kažką parašyti į failą. Ir taip pat pas mus bus dispose metodas, naudojant kurį mes atlaisvinsim resursus. Tik čia visi metodai turėtų būti pas mus public, tam, kad mes galėtumėm juos čia pasiekti. Įmesime tą kodą į atskirą failą ir CPP writerį irgi įmesime atskirą failą. Ir dabar mes galim paleisti tą kodą ir pažiūrėsime, ar tikrai viskas suveiks. Ar tikrai pas mane bus sukurtas failas test.txt ir ar tikrai aš ten parašysiu tą žodį hello world. Mes matome, kad įvyko klaida, delete FileHandler. Nerastas toks dalykas, nes aš kitaip pavadinau ten funkciją. Ten funkcija vadinasi destroy FileHandler. Tai mes turime grįžti prie mano external kodo ir pakeisti čia tą funkciją. Tai turi būti destroy FileHandler. Ir tada viskas bus gerai. Dėl pavadinimų nesutapimų ir išėjo tokia situacija. Na ir tas punktas declspec.dll export nurodo, kad pavadinimas funkcijos neturi pasikeisti, nes ta funkcija reikalinga eksportui, kad mes galėtumėm iš išorės tą funkciją pasiekti. O jeigu kompiliacijos metu pavadinimas pasikeis, tai mes jau nežinosime, kaip pasiekti tą funkciją. Paleisim tą kodą dar kartą ir matysime, kad viskas veikia be jokių problemų. Jei atidarysime tą folderį, tai galim pamatyti, kad čia yra test.txt, kur ir yra užrašas hello world. Kuo daugiau kartų mes paleisim, tuo daugiau kartų čia ir bus parašyta hello world. Paleisim dar, matysime, kad atsiranda dar. Arba galim parašyti bet kokį kitą tekstą. Tarkim taip. Ir paleidus tą kodą, mes tikrai pridedam tekstą prie to failo ir jis tikrai viduj to failo pas mus ir atsiranda.
Ir po to, naudojant dispose, mes tą resursą atlaisvinsim. Tai mes iškviesime funkciją C++ kodo, kuria ir atlaisvins atmintį. Ir viskas čia veikia, naudojant tą deskriptorių. Tai tas deskriptorius saugo informaciją apie išorinį resursą. Tai dabar jūs žinote, kaip C++ kodą iškviesti C# ir kas yra deskriptoriai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.